Yra kažkas malonaus naudojant suspaustą orą kaip energijos šaltinį. Nesvarbu, ar tai būtų pilno dydžio dviračių, radio bangomis valdomų orlaivių varikliai, arba savaime susinaikinančių sraigtasparnių. Tačiau viena sritis, kurios dar iki galo neištyriau, yra suspausto oro turbinų naudojimas. Šį vaizdą įrašą remia OnShape, apie juos daugiau vėliau. Prieš pradėdamas gaminti turbinas, mums reikia būdo išmatuoti jų našumą. Todėl aš ketinu sukurti inercinį dinamometrą. Tam aš nusipirkau plieninį diską iš eBay ir išgriežiau skylę centre, kad jį būtų galima pritvirtinti prie specialaus varžto su pastorinta dalimi, kuris veiks kaip velenas, ant kurio jis suksis. Na, tiksliau suksis kartu, nes aš priklijavau veleną prie disko, kad jį galėtų sukti turbiną. Tada tai reikia užtepti kelis dažų sluoksnius, kad apsaugočiau paprastą plieną nuo rūdžių, prieš pradedant gaminti bandymo laikiklį, ant kurio jis suksis. Jį tai reikia subalansuoti prieš sukant iki kelių tūkstančių apsisukimų per minutę. Tai galima padaryti pašalinant šiek tiek svorio nuo sunkesnės pusės, išgriežiant keletą mažų skylučių. Inercinis dinamometras veikia prijungiant bandomąjį įrenginį, šiuo atveju turbiną, prie sunkaus smagračio ir įgreitinant jį iki reikiamo greičio. Ir matuodami rato pagreitį turėtume sugebėti nustatyti turbinos sukimo momentą ir galią. Bet pirmiausia turime išmatuoti rato apsisukimų dažnį. Iš pradžių pasirinkau naudoti šį infraraudonųjų spindulių jutiklį, kuris išveda aukštą arba žemą signalą. Kai pro jutiklį praeina linijos ant disko, tai yra toks pat būdas, kaip šie komerciniai tachometrai matuoja apsisukimų dažnį. Šios sistemos problema yra ta, kad jis suskaičiuoja linijų praeinančių pro jutiklį per tam tikrą laiko tarpą – skaičių. Pavyzdžiui, kiek linijų praeina per 1 sekundę ir kuo ilgesnis šis laiko tarpas, tuo tikslesnis matavimas. Dabar tai tinka matuoti pastovų, tarkime, elektros variklio sūkių dažnį. Tačiau kadangi norime matuoti turbinos pagreitį, turime gebėti matuoti jos greitį kelis kartus per sekundę, o ši sistema tiesiog nėra pakankamai tiksli. Be to, kai ratukas yra tiesiogiai varomas turbinos, gali būti šiek tiek pavojinga, kai šis daiktas sukasi galbūt 20 000 sūkių per minutę greičiu. Taigi atsisakiau šio dizaino ir sukūriau kitą inercinį dinamometrą su magnetiniu encoderiu, kuris suteikia labai tikslius kampinės padėties ir sūkių per minutę matavimus, taip pat perdavimo santykį. Taigi turbina gali suktis daug greičiau, o smagratis išlieka saugiame greityje. Tada aš atspausdinau bandomąją turbiną savo Formlabs Form 3 dervos spausdintuvu, nes jis gali pagaminti itin tikslias detalės, tokias kaip šios mažos turbinos mentės, taip pat mažos skersmens antgalį, kuris nukreipia orą per turbiną. This test was run at 60 psi using a large... Šis bandymas buvo atliktas esant 60 psi slėgiui, naudojant didelį suslėgto oro balioną. Ir turbina pasiekė šiek tiek daugiau nei 18 000 apsisukimų per minutę greitį, kuris, naudojant užkoduotus duomenis, gali būti pavaizduotas tokioje diagramoje. Dabar, kuo daugiau sukimo momento sukuria turbina, tuo greičiau ratas įsibėgės. Taigi, esant mažiems sūkiams, nuolydis yra status, tai rodo didelį sukimo momentą. O didėjant sūkiams jis pradeda plokštėti, kas reiškia mažesnį sukimo momentą. Ir mes galime tai pavaizduoti kaip sukimo momento ir sūkių per minutę grafiką, kuris rodo beveik tobulą tiesią liniją, kai sukimo momentas mažėja, didėjant sūkiams. Tai logiška, nes sukimo momentas atsiranda dėl oro atsitrenkiančio į mentes. Todėl, kai mentės sukasi greičiau, greičio skirtumas tarp oro ir menčių mažėja. Gali atrodyti, kad turbina geriausiai veikia esant mažiems sūkiams, nes būtent tada išgaunamas didžiausias sukimo momentas. Bet būtent tada mums reikia apskaičiuoti turbinos išėjimo galę, kuri priklauso tiek nuo sukimo momento, tiek nuo sūkių per minutę. Taigi, įstačius reikšmės į šią lygtį, galime nubraižyti galios ir sūkių grafiką, kuris suteikia daug daugiau informacijos apie optimalų šios turbinos veikimo diapazoną. Su maksimalia galia apie 11 W, esant šiek tiek mažiau nei 10 000 sūkių per minutę. Šis turbinos dizainas nėra nieko naujo, nes panašų dizainą naudojau, kai prieš keletą metų bandžiau sukurti suspausto oro varomą sraigtasparnį. Tačiau iš ankstesnių bandymų žinau, kad jį labai gerai veikia tiek pagal sukuriamą trauką, tiek pagal paprastą surinkimą, nes nereikalauja labai tikslaus suderinimo tarp judančių dalių. Tačiau jau kurį laiką norėjau išbandyti turbiną, kuri vadinama mentaliniu varikliu. Ši turbina naudoja ratą, kuris sukasi ekscentrinėme korpuse ir aplink jo perimetrą turi keletą laisvai judančių menčių, kurios sukantis turbinai yra spaudžiamos į išorę. Taigi, kai aukštas slėgis patenka pro viršutinę kairę pusę, jis stumia mentes ir palaipsniui plečiasi, keliaudamas aplink turbiną. Tai ta pati turbina, kuri naudojama daugelį pneumatinių įrankių, ir ją taip pat naudoja vienas YouTube kūrėjas Works by Design, kur jis su ja varė ornitopterį. Labai rekomenduoju pasižiūrėti jo vaizdo įrašą, nes tai nuostabus projektas.
Težė, manasis neveikia taip gerai. Na, jis veikia, bet trintis tarp dalių kartu su oro nepraleidžiančių sandariklių stoka padarė jį labai neefektyvų. Tada pagalvojau, kad turėčiau išbandyti komercinį pneumatinį grąžtą, nes jis taip pat naudoja mentelinį variklį ir turėtų būti labiau ištobulintas dizainas. Ir jis skamba nuostabiai. But it does drain my air tank very fast. Tačiau jis labai greitai ištuština mano oro baką. Čia viskas vyksta realiu greičiu, naudojant 24 litrų suspausto oro baką. Su juo, pritvirtintu prie inercinio stendo, jis sukuria daug sukimo momento, esant daug mažesniems apsisukimams, nei trimačių spausdintuvu atspausdinta turbina. Bet tai logiška, kiek oro jis sunaudoja. Taigi, palyginkime abiejų turbinų efektyvumą, naudodami pastovų oro kiekį iš 2 litrų gėrimo butelio, pripūsto iki 80 psi. The 3D printed turbine runs for about 20 seconds. Trimačių spausdintuvu atspausdinta turbina veikia apie 20 sekundžių ir pasiekia didžiausią 7 W galią, o maksimalus greitis 8300 apsisukimų per minutę. O pneumatinis grąžtas? Well, it drains the bottle almost instantly. Na, jis beveik akimirksniu ištuština butelį. Tada norėjau išbandyti keletą skirtingų menčių profilių ant originalios turbinos, todėl atsispausdinau kelias, kad galėčiau išbandyti. Tai yra originalus dizainas su šiomis pagrindinėmis C formos mentėmis, kurios bus kontrolinis variantas. Esant 60 psi slėgiui, jos maksimali galia buvo 11 W. Tada atspausdinau šį dizainą, kuriame mentės galinė briauna yra koncentrinė, o sekančias mentės spindulys sukuria pastovaus pločio kanalą, kuriuo teka oras, kuris veikia žymiai geriau. Maksimali galia siekia 12 W, tačiau maksimalus greitis yra daug didesnis – 19 400 apsisukimų per minutę. Ir galiausiai šis turbinos dizainas, kuris yra panašus į orlaivio sparną, tačiau tai nėra konkretus aerodinaminis profilis. Jį įkvėpė šios mentės, kurias pamačiau tyrinėdamas dujinės turbinas ir pagalvojau, kad verta išbandyti. The max power of just under 13 watts. Tai sukūrė maksimalią galią, šiek tiek mažesnė nei 13 W, bet įdomu tai, kad ji turėjo tokį patį maksimalų apsisukimų skaičių, kaip ir antroji turbina. Aš taip pat pakartojau šios bandymus, bet vietoj pastovaus 60 psi iš mano didelės oro talpos naudojau 2 litrų gėrimų butelį pripildytą iki 80 psi. Kadangi būtent tokia oro saugojimo konfigūracija bus naudojama vėliau projekte. Ir šiame bandyme antroji turbina pasirodė geriausiai. Taigi, arba antroji turbina pasiekia didesnį išėjimo galią, kol slėgis butelyje sumažėja, arba jai labiau patinka didesnis 80 psi slėgis. Bet kuriuo atveju rezultatai yra labai panašus, todėl nemanau, kad šiame etape tai turės didelės reikšmės. Taip pat pridėjau dar vieną dizainą, kuris man šovė į galvą anondien, kuris turi šiuos kanalus, nukreipiančius oro žemyn link turbinos centro, tikintis, kad taip bus sugauta daugiau oro impulso. Tačiau esant maksimaliam vos daugiau nei 4 W galingumui, mes nuspręsime ignoruoti tą dizainą. Taigi, kol nerasiu efektyvesnių turbinos dizainų, kuriuos galėčiau išbandyti, panaudokime šiuos duomenis kažkam, kas sukurs daugiau nei tik aukšto tono cypimą. Na, tai taip pat gali sukelti aukšto tono cypimą. Pradėjau nuo važiuoklės spausdinimo, kuri talpins turbiną, nes kasgi nenorėtų radio bangomis valdomo turbininio automobilio. O kad jis būtų valdomas radio bangomis, taip pat atspausdinau vožtuvą, kuris veiks kaip droselis. Ši maža kūginė dalis turėtų reguliuoti oro srautą į turbiną. O šį vožtuvą pritvirtinus prie važiuoklės, galiu prijungti servo mechanizmą ir tikiuosi jį valdyti nuotoliniu būdu. Then I attached a small length of tubing to join the throttle to the turbine. Tada pritvirtinau trumpą vamzdelį, kad sujungčiau droselį su turbinos antgaliu, kuris nukreips orą į turbiną. Ši turbinos konstrukcija beveik identiška anksčiau bandytoms, tačiau ji turi pavarą galiniams ratams sukti. Vienintelė problema ta, kad, manau, sulaužiau šį guolį, kai spaudžiau jį į stebulę, todėl vėliau reikės pakeisti konstrukciją. Bet bent jau jis gerai tvirtinasi prie važiuoklės ir gerai išsirikiuoja su antgaliu. Tada pritvirtinau laikiklį, kad galėčiau naudoti gėrimo butelį kaip slėgio kamerą, kurią galima prijungti prie droselio. Su lanksčia žarnelė, taip pat vienkrypčiu vožtuvu, kad būtų galima pripildyti butelį su spaustu oru, naudojant dviračio pompą. Taigi ką tik atsispausdinau naują turbiną. Šį kartą jį pagaminta pusiau iš dervos, pusiau iš FDM būdu atspausinta PLA. Tokiu būdu guolį galėjau įspausti šiek tiek lengviau ir taip pat galėsiu pakeisti krumpliaratį, jei vėliau to prireiktų. Ir ką galime padaryti? Įspausti šią mažą žarnelę, kuri yra tokio pat jungties tipo, kaip ir mano ankstesnėme oro varomame lėktuve, ir pripūsti butelį. The bottle up to 50 psi. Taigi ką tik pripildžiau butelį iki 50 psi. Girdžiu nedidelį nuotėkį, bet tai nėra labai blogai. Jei tiesiog pasuksiu šį dangtelį ir ištrauksiu jį.
Dabar visa sistema yra suslėgta ir turėčiau galėti padidinti srautą, o turbina turėtų suktis. Whoa. That is so cool. The next step is Tai taip šaunu. Kitas žingsnis – pridėti ratus, kuriems pasirinkau šias juokingai atrodančias dragsterio padangas. Tikimės, kad jos atlaikys visus 11 W turbinos galios. Prijungus jas prie galinės ašies ir parinkus pavarų santykį, kuris leis pasiekti maksimalią galią maždaug prie 15 mylių per valandą, automobilio galinė dalis dabar baigta ir atėjo laikas surinkti priekinę važiuoklės dalį. Kad svoris būtų mažas, nusprendžiau naudoti 2 anglies pluošto sijas priekiniai važiuokliai tvirtinti, o butelis turėtų gražiai gulėti ant šių sijų. Taigi, kai priekinė važiuoklė pritvirtinta savo vietoje, laikas sumontuoti vairavimo mechanizmą ir šiek tiek mažesnius ratus. Tiesą sakant, šie ratai tikriausiai turėtų pakankamai sukibimo, kad galėtų būti ir galiniais ratais, bet tie dragsterio padangos nebuvo pigios, todėl lieku prie jų. Tada abu priekinio vairo pasukimo taškai gali būti sujungti vairo traukėlę, kuris sukurs reikiamą vairo geometriją. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas – šiek tiek netvarkingo elektronikos tvirtinimo. Kuo nesididžiuoju, bet tai tik prototipas, tai kam daryti tvarkingai. God, we've got a lot of pumping to do today. Dieve, šiandien turėsime daug pampuoti. Atjunkite žarną. Ir pažiūrėkite, ar važiuoja. It doesn't go very far, but let's try. Jis nenuvažiuoja labai toli, bet pabandykime su didesniu slėgiu važiuojant tiesiai. That's not coming back. What's the range of this? Tas jau nebegrįš. Nors šio automobilio nuvažiuojamas atstumas nėra didelis, dėl to negalima kaltinti vien tik turbinos. Beveik 34% viso automobilio svorio tenka galiniams ratams. Yra daug sukamųjų masių, kurias reikia įgreitinti, ir jos veikia beveik kaip inercijos stendas. Vis dėlto ši turbina dar turi nueiti ilgą kelią, kol ji pranoks mano ankstesnių oro variklių efektyvumą. Tačiau dabar, kai turiu inercijos dinamometrą, bus daug lengviau kurti ir bandyti naujus dizainus. Pavyzdžiui, daugiatapes turbinas su keliais rotoriais ir statoriais, kaip naudoja pilno dydžio pramoninės dujinės turbinos. Arba, jei kas nors iš jūsų žiūrinčių turite kokį nors turbinų idėjų, galbūt pabandykite naudotis OnShape ir paversti savo idėjas trimatėmis modeliais. OnShape yra profesionali trimačio projektavimo CAD sistema, sukurta visiškai debesyje ir veikianti interneto naršyklėje, kas ją išskiria iš tradicinių CAD sistemų, nes ji niekada nestringa. Ir kiekvienas jūsų veiksmas yra įrašomas, todėl visada galite grįžti prie ankstesnių pakeitimų, jei dizainas neveikia taip, kaip norėtumėte. Taip pat galimybė bendradarbiauti kuriant dizainus yra labai svarbi projekto kūrimo dalis. Ir OnShape leidžia dalintis dizainais realiuoju laiku su kitais. Arba projektą galima padalinti naudojant GitHub įkvėptą šakų kūrimo ir sujungimo metodą. Taigi, jei kas nors turi idėją atlikti pakeitimus, jie gali sukurti savo šaką ir dirbti su savo idėja, netrukdydami pagrindiniam dizainui. Tikriausiai matėte, kaip naudoju savo Formlabs dervos spausdintuvą daugelį savo vaizdo įrašų, o Formlabs ką tik pristatė savo naująjį Form 4 spausdintuvą, kuris iš tikrųjų buvo visiškai suprojektuotas OnShape programoje. Taigi, jei esate inžinierius, gaminio dizaineris arba tiesiog norite savo idėją paversti detale, OnShape dabar siūlo iki 6 mėnesių savo profesionalios versijos nemokamai, todėl labai rekomenduoju apsilankyti OnShape svetainėje adresu onshape.pro. Pasvirasis _ Tom Stanton. Nuorodą rasite vaizdo įrašo aprašyme. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Dar vienas dalykas. Šiais metais birželio 14-16 dienomis būsiu Open Source renginyje San Franciske. Praėjusiais metais tai buvo visiškai nuostabus renginys, o šiemet jis bus dar geresnis. Su tiek daug YouTube kūrėjų, tiek daug parodų, visi atsineša savo šaunius išradimus ir tiesiog puikiai leidžia laiką. Taigi, jei dar neturite bilietų, labai rekomenduoju juos įsigyti ir tikiuosi labai greitai susitikti su jumis San Franciske. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.